tame užgauna. Ir užgauna turbūt žmonių iš pašalies gebėjimas tą nuteisti iš vieno sakinio, iš vienos nuotraukos, iš kažkokio jo galvoje susikurto konteksto, kurio galbūt nėra, o galbūt kaip tik jisai yra. O įdomu, kodėl užgauna, nes atrodo toksai, man iš šono atrodo toksai visiškai random, visiškai toks komentaras ne apie nieką ir... Taip, bet jie atsitinka ir man atrodo, kad gal čia svarbu irgi nenumesti šoną, neignoruoti. Juk kažkas manyje pamaišė katiliuką emocijų. Tai va, įdomu. Būtent šitas. Ir tikrai būna, kur nors piktų, nesąmoningų. Ir jie kelia juoką. O šitas kažkaip... Ir galvoju, tai tu nežinai mano vyro, tu net nesupranti, koks jis tai fantastiškas. Ir tu tik nuneigiai mano meilę iš principo, žinai. Tas meilės nuneigimas. Taip, įsivaizduoji. Ir suprantu, kad vėl aš, ir tada čia prasideda tas žaidimas, kada žmogus parašė, ką parašė, aš pagalvojau, ką pagalvojau. Ir tai nebūtinai yra tiesa. Ir žmogus galbūt netgi parašė tai, ką parašė komentare, net ne ta intonacija, kaip aš perskaičiau. Taip, faktas. Galbūt čia buvo jo kelias irgi, kad kam čia, jo, bet... Ir mes sukamės nuolatiniam tokia maišyklė, betono maišyklė, ar ne, kur žmonės nuolatos kažką pasako, netasako, mes išgirstam, interpretuojam savaip, kiek mes per gyvenimus prisidarom iššūkių. Nepasakydami, neištransliuodami, neperklausdami, nepasitikslindami, neduodami pasakyti, neduodami užbaigti iki galo, nes man atrodo, kad kartais santykis tai yra toks paprastas dalykas. Pamatyti, išgirsti, būti išgirstam, būti pamatytam. Įsivaizduoji? Tik tiek.